Šiandien kartu su jumis išbandysiu mūsų naujieną. Tai yra kompaktinė pudra su SPF 30. Tai yra tokia kreminės tekstūros pudra, kuri užtepta ant veido ir virsta pudryte. Tai yra Moni Mori serijos pudriukė. Ir jinai šiaip daugelis jau kas išbandė, tai jos tokie būtų atsiliepimai, kad jinai labai lengvai maskuoja, labai lengvai dengiasi ir yra tokia daugiau kaip tie BB kremai. Tad kas nemėgsta dažytis, kas kurį laiką jau manęs klausia, ar mūsų kompanija yra BB kremas, tai va štai turim tokią alternatyvą Moni Mori kompaktinę pudrą, kurioje yra ir kempinėlė. Nors daugelis sakė, kad su kempinėlė galbūt ir nėra taip patogu ją dengti, patogiau su šepetėliu arba su sponžu tuo, bet mes pabandysim. Taigi pradžiai bandysim su kempinėlė, o po to, jeigu nepatiks, susirasim šepetuką. Bet tokia švelnutė ir taip visai maloniai, žinokit, dengiasi. Gal su šepetėliu ir būtų, kaip pasakyti, paprasčiau ją dengti. Bet šitas pančiukas irgi yra toksai švelnutis, tiesiog sutolygins veidą, labai stipriai nepamaskuos, bet patolygins, suteiks veidui tokio išbliūrinto efekto ir svarbiausia turi apsaugą netgi SPF 30. Na ką, sakyčiau, visai fainai pasidengia net ir su ta kempinėlė. Tiesiog toks lengvas pabliūrinimas, pamaskavimas ir svarbiausia apsauga. Tai tikrai rekomenduoju išbandyti, nes tikrai visai fainas dalykėlis. Bandysim sekantį kartą, galbūt ir su šepetėliu žiūrėsim, koks tada efektas. O dabar dar tušas, Moni Mori lūpų balzamas ir vasariškas makiažas. Perfekt. Nieko daugiau ir nereikia, kai nesinori per daug apkrauti veidą, ypatingai vasarą. Žiūrėsim, kaip dienos eigoje laikysis šitą kompaktinę pudrytę. Žodžiu, testuojam ir toliau.